Labą dieną. Viską rankas man. Lipu. Ne toks. Labas. Ką šiandien gaminsim? Aš neįsivaizduoju, kažkokius vėl makaronus. Šiandien gaminsim topinius makaronus. Spageti su grietinėlė, raudonėlė, juodaisiais pipirais, pievagrybiais, sviestu, česnaku, pomidorais, druska, svogūnas, krevetės. Let's go! Kai nėra kur aštrint peilio, paprastą puoduką pasiimam ir va tai va. Labai paaštrėjo ant nulio. Visų pirma, nuplaunam pievagrybius. Da nevalgyk, tu juokauji. I still lion. Kol ingredientai ruošiami, mes užvirsim vandens. Jaustumės svogūną, ko aš nenoriu, bet reikia. Ne tą pusę aš iš viso pjaunu. Taigi pirštą pakelt, kad matytųsi. Dar reikės 3 skiltelių česnako. Dabar išplaunam dar pomidorus. Į 4 dalis. Visi ingredientai paruošti. Dabar mes padarysim aфиgeną padažiuką. Ko mums reikės? Reikės atidaryti dangtį, šonai padėti. Tai būna dažniausiai įprastai. Paimam sviesto 120 gramų kažkur. Opa. Čia turi būti sviestą, matot, va toks vat daigas kažkoks, čia rožės daigas, čia viskas tvarko čia su juo. Jis labai skanus. Imam sviestą, metam į atskirą puodą. Dabar mes ištirpdinsim sviestą, ištirpdinsim. Tuo tarpu makaronai pradeda, ne makaronai, bet vanduo pradeda virt. Verda. Dedam makaronus iš karto. Sakė, nelaužyt makaronų, nes italas infarktą gauna, kai susilaužo makaronai, tai mes dėsim pilnus juos. Nu tai va. Biškis kasinė. Как и всегда. Biškį nepataikyta, bet nieko tokio. Kartais, kai makaronai nepataiko, galima jį, pažiūrėkit, kaip naudoti. Va, paėmė ir sviestą va taip gali tirpdint. Pažiūrėk, kaip gražiai eina. Žiūrėk.
Nustabiai tiesiog. Nu palauk, jie dar neištižo pilnai. Tikrai, sulys. Sulys tie makaronai. Tuo tarpu sviestas jau praktiškai gatavas. Žemiau galvą kišk. Praktiškai sviestas jau gatavas. Sviestas jau tirpsta, jau viskas ištirpo. Galim truputį ugnį pamažinti šiaip. Ir metam pirmus ingredientus, tai yra svogūnai ir česnakai. Metam. Ir kepinam. Jau toksai jaučiasi aromatas labai skanus. Svogūnai ir česnakas pakepė. Dedam grybus ir kepinam iki tol, kol jie suminkštės. Krevetės ir pomidorus. Ir apkepam dar keletą minučių, 2 minutės kokias. Druskos eina į trasą. Raudonėlio ir juodieji pipirai. Minutėlę dar pakepam. Ir dabar pilsim pusę litro grietinėlės. Pagal skonį dar druskytės. Šiek tiek daugiau. Ir pipirų. Truputį paliekam pavirti. Ui! Nieko neaišku. Da ne. Gerai. Let's go, baby. So, let's go eat. Gana. Amazing. Up. Nu ką, bandom šitą šedevrą. Kvepia kuo? Makaronais ir visais kitais dalykais. Nu gerai, žiūrim. Ir karšta. Nesigavo taip, kaip buvo planuota, aš galiu tai pasakyti. Yra 8,5 duosiu, bet reikia, kad atšaltų ir tada turbūt kitaip jausis, bet dabar per karštą tiesiog. Per karštas padažas, tai labai sunku įvertinti, nes per karštą. Reikia palaukti, kol atauš greičiausiai. Aš neragausiu, man net nesinori, nes čia yra krevečių. Taigi 0. Давай. Švelnu.
Nu, nieko ypatinga. Labai švelnu, grybinga, jaučiasi grietinėlė. Gal drusko šiek tiek daugiau norėčiau. Ką dar? Nu, nieko ypatinga, 7, bet kadangi mes jau ne kartą makaronus darėm, tai nuimu dar 2 balus. Tai 5. Kitą kartą bus 3. Šiaip nieko ypatingo gaunasi, nu ant 8 tikrai. Šiaip nėra, kad neskanu, yra skanu, bet vat kažkaip vat norėtųsi, kad tas vat skystis, jis ant tiek yra gerulis. Ir vat kažkaip jį, jeigu pamiksuot, gal netgi tos makaronus į tos skystį vat visą įkišti, ne? Ir vat tada valgyt. Nu, bliamba, dabar tai tikrai gerai. 9,5 net. Žodžiu, paklausykit manęs 3.